Nu ką, sveiki atvykę į 25-asias Aurum 1006 km lenktynės. Welcome to 25th Aurum 1006 km event. Pirmoji lenktynių diena. Šiandien dar neturime svečių, tačiau veiksmo per akis. Pirmas planas perteikti komisiją, kurios metu yra tikrinamas automobilis, ar jisai bus išleidžiamas į trasą lenktynių metu. Taip pat tikrinami visi lenktynininkų kojinės, apdarai, šalmai, kurie taip pat turi atitikti itin aukštus reikalavimus. Nu, mes keliamės į šiandieną 25-asias jubiliejinės lenktynes čia Palangoje. Sveiki atvykę! Ir vėl mes čia, Dinamit komanda man už nugarą su nauju automobiliu. Kur važiuojat? Į Palangos ralį. Lenktynių miestelis jau beveik įsikūręs, kaip matėme mes su kolega Gintautu. O dabar labai svarbi ir neatsiejama šios dienos dalis, tai yra techninė ir administracinė komisijos čia prie pat įvažiavimo į mūsų trasą. Visos komandos šiandien turės praeiti tiek techninę apžiūrą, tiek administracinės komisijas. Iškart po jų mes jas turėsime čia, mūsų improvizuotoje studijoje, su kuriomis ir pasikalbėsime. Žinoma, prieš tai aš norėčiau pradėti nuo aš esi lenktynininkas, bet žinau, kad esi komandos strategas. Dėlioji biudžetus, dėlioji sprendimus ir tikrai galbūt ne tas žmogus, kuris tašką uždėti, bet tavo žodis yra svarbus. Buvo Porsche'as, buvo Lambo, dabar Audi. Gal ne strategas, o vadybininkas. Vadybininkas, trumpaja, ne? Ar vaidybininkas? Ir tas irgi. Gerai, kaip pats jautiesi sėdęs už Audi automobilio vairo, atrodo rimta technika, ar pranašesnė negu prieš tai pirmtakai? Tai faktas, kad jinai pranašesnė visais atvejais. Aišku, galbūt, sakykime, lyginant su Lamborghini nėra to tokio traukos jausmo didelio. Lamborghini tikrai, kaip sakant, pagreitis jau didesnis yra, bet visa kita, tai sakau, galimybės jo posūkios yra kažkas tokio. Nežinau, lenktynėse nėra markių, ta prasme yra GT3 klasė. Visi automobiliai praktiškai vienodi, turi keletą skirtingų charakteristikų. Vieni automobiliai yra lėtesnėm trasom, kiti greitesnėm. Tai va. Mindaugas Valiūnas, komandos vadovas. Kaip jautiesi, kaip nuotaiko šiemet? Gerai, tai 10 kartas, 10 metai man, tai gerai jaučiuosi. Jubiliejus! Kas aišku, jo. Ačiū Jums labai. Ačiū, thank you. Ačiū labai. Automobilių. Turėjot ir Ženę, turėjot ir Lamborghini. Dabar važiuosit su Audi. Čiaudė? Tai dar nežinau, dar neužkūrėm, tai gal nečiaudės, tikiuosi, kad tik nečiaudėtų, sėkmingai atvažiuotų iki finišo. Pakelta galva. Atvažiuojam šiandien 25 su 20 mašinų, bet jo tokios greitos, tokie greitoliai. Ir, šiemet matau, kad tikrai bus raumenų kova. Elementarus dalykas atvykus į naują trasą arba šiaip jau ne pirmą kartą į trasą prasieiti ją, track walką pasidaryti, pasižiūrėti galbūt trasos pakeitimus, galbūt kažkur asfaltas yra palūžęs, ar yra nauja sekcija išasfaltuota, posūkių pakeitimai ir panašiai. Ėjom su visa komanda, sudėliojom būtent taškus, kur yra stabdymo taškai, kur yra akceleraciniai taškai, apexai ir panašiai. Važiuojame su GT3 automobiliu. Šie automobiliai nėra skirti lėtiems posūkiams, kur reikia pilną vairą susukti, kad apsukti jį. Tai jie skirti yra greitoms trasoms, kur yra ilgi greiti posūkiai. Lengva diena ir rytoj mes jungsime aukštesnę pavarą.